Sveiki atvykę į dar vieną mano vlogą, sveikinu su jumis iš vasario 22 dienos. Nežinau, praeitam vlogė minėjau, kad jau minėjom abudu su Adomu, kad vieną savaitę jis varė į Lietuvą ir jis jau grįžo ir dabar mano eilė. Laukiu dabar traukinio. Aš širdžiai pasakius, nes labai pratus daug kartų viena keliauti, tai truputėlį toks liūdesėlis yra, bet nieko, bus visi metai. Tai dabar laukiu traukinio. Su traukiniu važiuoju iki South Stationo, tai čia toks įprastas mūsų kelias iš tikrųjų, kai važiuojam į oro uostą. Liko iki traukinio 2 minutės, tai sulauksim ir pradėsim kelionę. Lietuvoje būsiu apie 10 dienų, man atrodo. Keliu per pusę pas tėvus pabūnu ir pusę Vilniuje. Truputėlį yra reikalų, susitikti su draugais, žodžiu. Bus smagi, tikiuosi, kelionė, viską pavyks susitvarkyti, pasidaryti. Tai tiek. Tai pradedam šį kelionės vlogą, tikriausiai nežinau kelių dalių bus, vienos ar 2, bet pradedam šią kelionę. Tai va, pagaliau, nepagaliau, iš tikrųjų viskas labai greitai, gerai ir sklandžiai praėjo. Praėjau patikrą labai greitai, susikišau visus likusius daiktus į lagaminą, tiesiog šmirinėjau po oro uostą ir dabar gal nueisiu į lounge'ą, pasimti gėrimų, gal kokį sneką, gal užkasiu, nes yra beveik dar 2 valandos iki mano skrydžio, žodžiu, susikau daug greičiau negu galvojau, bet nebuvo eilių. Nėra šiaip daug žmonių, yra net laisvų tokių spotų, kur galima rasti. Tai žodžiu, viskas labai kol kas sklandžiai, gerai, be streso. Vienintelis stresas buvo palikti namus. Komentuokite, kaip jūs jaučiatės, kai reikia kažkur keliauti. Jaučiat stresą, nejaučiat? Gerai, einam į lounge'ą. Pasimsiu jūs kartu, gal kažkiek parodysiu. Nors lėktuve duoda maistą, tai čia nėra tragedijos iš tikrųjų ir prieš išeinant pavalgiau. Bet čia net esmė ne apie maistą. Dabar galvoju, Lietuvoje paskutinį kartą žiemą buvau jaučiu 2016 metais. Žodžiu, jau ilgą laiką nebuvau mačius lietuvišką žiemos, tai prasitikrinsim, kaip man jinai patinka. Užtenka plepėti ir einam kažką. Tikiuosi užkas, tikiuosi įleis, nes būna dažnai ten daug žmonių, bet kadangi matau, kad čia mažiau žmonių, tai turiu nuojautą, kad ten nebus problemų įeiti kaip vasarą. Tai gerai, einam. Galiausiai susiruošiau nueiti į lounge'ą. Ten atėjus sužinojau, kad yra eilė ir teks palaukti geras 15-20 minučių. Ir buvo žmonių gerokai daugiau negu tikėjausi. Tada prigrėbiau šiek tiek užkandžių, porą sumuštinių. Ir aišku, nepamiršau desertą, nes šitie browniai labai skanūs. Ir aš jau buvau pasiruošus savo pirmajam skrydžiui į Kopenhagą. Jau lėktuve ir žmonių gerokai daugiau negu galvojau, kad būtų tokiu metu. Pilnutėlis. Pradėjau anksčiau laipinimą. Turėsiu kaimynus, nebus taip patogiai, bet nieko tokio. Gal bus gerai. Turiu vandens, turim teliką, langą, galėsiu miegoti, žiūrėti. Tiek, šitas skrydis, sakom, su Adomu jau, kad tiesiog reikia iškęsti ir tiek. Jeigu anksčiau būdavo, fan skrydis, dabar tiesiog padaryti.
Nusileidom Kopenhagoj su 20 minučių anksčiau. Tai viskas turėtų būti gerai, suspėsiu be jokių didelių skubėjimų. Manau, skrydis praėjo okei, nelabai buvo patraukus, bet nieko. Visai šalta čia. Gerai, sutiksim kažkur, kai jau būsiu prie savo vartų. Reiks susirasti savo skrydį. Žinau, nematau. Vilnius. A4. Tokio skrydžio privalumas. Bent jau mažai žmonių oro uoste, kaip matau. Ok, susiradau ramesnį kampelį. Pasitengsiu kažką ne afekto būsenoje, kaip čia sakant, pakalbėti. Gerai, reziumuojam kol kas kelionę. Iki oro uosto viskas gerai. Lounge šiaip savo. Buvo daugiau žmonių negu tikėjaus. Skrydis buvo kaip ir pilnas, bet ir ne visai. Į kai kurios pavydžiai žiūrėjau, nes turėjau visas 3 vietas, kaip ir moteriškiai už mūsų. Tai išsitiesus miegojo, bet prie manęs labai malonios moteriškės, kurios keliavo pa šeimą į Graikiją. Sėdėjo, tai visai smagu buvo. Nebuvo nejauku, kai reikėjo paprašyti kiekvieną kartą išeiti. Šiaip pamiegoti biškutį gal ir pavyko, bet ne visai tai karšta, tai šalta. Nes leidom anksčiau, viskas kol kas sklandžiai, čia labai netoli reikėjo eiti. Man kol kas viskas labai arti, taip jaučiuosi taip. Tai va, dabar truputėlį palūkėt, bet ne per daug, nes neužilgo irgi. Kitas skrydis, tai man už tai šitie skrydžiai patinka, nes tokie jokiaus hop ir prašokė visus skrydžių. Kopenhagoj pabūsiu apie 30 minučių ir jau būsiu pakeliui į Vilnių. Man neteko ilgai laukti, nes už kokių 20 minučių mus laipino į lėktuvą. Greitai sulaipino ir jau buvome pakeliui į Vilnių. Ir visą skrydžio metu aš pramiegojau. Atsikėliau tik tada, kai jau leidomės Vilniuje. Per langą jau mačiau, kad manęs laukia ne pats tobuliausias oras, bet sukaupus visas jėgas, dar išlindau pasivaikšti po Vilniaus gatves. Apėjus porą gatvelių nusprendžiau, kad reikia kur nors prisėsti, atsigerti kavos. Ir čia susidūriau su problema, kad buvo sunku rasti kavinukę, kurioje galėčiau ramiai prisėsti. Ir galiausiai atėjo laikas paskutiniam šios kelionės etapui. Tai kelionio traukiniu iki Telšių, kuri trunka daugiau negu 3 valandas. Ir šios kelionės metu vėl visą kelionę pramiegojau. Labas jau vakaras, sveikinu su jumis iš vasario 24 dienos. Dabar galvoju, ar vakar aš kažką filmavau. Gal truputėlį, kaip tiesiog vaikščiau po miestą, nežinau, tikriausiai niek nekalbėjau. Pradžioj būna kelionėse ypatingai į Lietuvą. Pradžio būna entuziazmo labai daug keliaujant ir atrodo tiek nori viską parodyti, pasidalinti viskuo tą kelionę. Bet kadangi ta kelionė įprastai prasideda vakare, tai tu dar būni nepavargęs, bet tada kuo toliau eina diena, tuo labiau tu pavargsti. Jaučiu, gal paskutinį kartą kalbėjau, kai buvau Kopenhagoj. Esmė buvo tokia. Įsirengiau, pasėdėjau gal kokį pusvalanduko, nes buvo likusio laiko iki laipinimo. Lyg ir dar nieko jaučiaus, nes buvo Bosno metu apie 1 valandą nakties, gal žodžiu dar kaip ir buvo. Tada sulaukiau, įlipau į tą lėktuvą ir tiesiog lūžau. Žodžiu, tada dar vėlavo net ir lėktuvas piškutėlį, bet netame esmė. Reikėjo sulaukti man vakare traukinio ir kai jau sulaukiau traukinį, jau buvau visiškai dužus. Jeigu kas keliavė į Ameriką ar gyvenantis ir panašiai, pasidalinkit savo įspūdžiais, gal net patarimas kitam kartui. Bet žodžiu, esmė buvo, kad galiausiai vakare sulaukiau traukinio, nes kas bebūtų keista, tai traukiniai čia į šitą pusę į Žemaitiją keliauju tik tais 2 kartus per dieną, kas man truputėlį, nežinau, ar užtenka, bet man atrodo gal per mažai, nes buvo labai daug nepatenkintų žmonių, kurie sakė, kad negalėjau nusipirkti bilietų. Tai galiausiai atsiradau čia Žemaitijoje, pas savo tėvus dabar esu. Bet vakar buvo tokia visai intensyvi keliavimo diena ir kaip Adomas juokėsi beveik vis tiek parą. Nors pats skrydis ir ta kelionė lėktuvu su persėdimu užtrunka tik tais apie 11 valandų. Bet kadangi man reikėjo sulaukti traukinio, aš nusileidau
po 10:40 ar 50 kažkame tame tarpe ir traukinys buvo tik beveik 5 valandą, tai šiek tiek turėjau laiko prastumti. Stengiausi gal pavaikštinėti po Vilnių, bet buvo oras ne kažką. Kaip tikriausiai matėt, biškutį filmavau, prieš keletą jums sekundžių, minučių. Tai o šiandien esu jau čia, būsiu iki trečiadienį keliauju atgal į Vilnių, ten Vilniuje turiu šiokių tokių planų. Tai šiandien tik norėjau su jumis pasidalinti tiek ir susitiksim gal kitose dienose, kaip minimum tikrai trečiadienį. Iki. Labas rytas iš jau net vasario 28 dienos. Šiandien jau yra trečiadienis, paskutinė diena, kaip aš svečiuojuosi pas savo tėvus. Nieko labai nebefilmau paskutinį kartą, gal šeštadienį vakare. Galvojau, kad daugiau pasiseks, bet tiesiog kažkaip, kai čia būni, atrodo, nėra nei ko per daug ir filmuot, bet ir nėra to gal ir laiko, nes tiesiog noriu pabūti su tėvais ten. Truputėlį paplėpiau, vakar jau ir dirbau. Šiandien taip pat dirbsiu. Po darbo iš karto šoksim į mašiną ir į traukinių stotį ir su traukiniu jau būsiu pakeliu į Vilnių. Šiaip visai greitai tos kelios dienos praėjo, atrodo. Kelios dienos ten ir ta kelionė kaip nebuvus. Jo, nežinau, gal pasistengsiu Vilniui truputėlį daugiau parodyti, nes vis tiek bus daugiau vaikštinėjimo po miestą. Tai tiesiog norėjau padaryti mini tokį naujinimą, kas toliau vyksta šioje kelionėje. Tai paskutinės dienos tiesiog jo ramesnės buvo. Tai tiesiog norėjau pasisveikinti. Tai keliaujam su šia diena. Taigi sveikinuosi su jumis jau iš traukinio. Tikiuosi, kas nors girdisi. Labai vėlyvas traukinys. Dabar jau yra net po 9:16 ir Vilniui būsim tik po 11:36, žodžiu, visiškai naktį. Bet nieko, rytoj man laisvadienis. Kaip visada buvo liūdesėlis atsisveikinti su šeima, nes visada tai būna, iš tikrųjų, kiekvieną kartą, kai išvažiuoji. Bet nieko nepadarys, šitoks jau dalykas kiekvieną kartą būna atvažiavus. Jau praėjo valandėlė, kaip važiuojam. Visai greitai laikas eina kažkaip. Nežinau, tikiuosi laukia paskutinės smagios kelios dienos. Šiaip visai nedaug žmonių traukinį, net Adomas sako, kaip viena čia sėdi. Sakau, kad vidury savaitės matyti žmonės mažiau važiuoja, nors penktadienį tada, kai važiavau, buvo labai daug žmonių. Tai tiesiog norėjau atnaujinti, kokia situacija yra. Ir esam pakeliu į Vilnių. Susitiksim tikriausiai Vilniui arba rytoj. Žiūrėsim, kaip čia situacija. Labas rytas iš vis dar vasario 29 dienos. Jau esu pakeliu į vieną iš odontologijos klinikų. Truputėlį pasikonsultuoti, pasižiūrėti, kas kaip. Vilniuje yra šaltas rytas ir aš visiškai nebesigaudau. Reikia kiekvieną kartą GPS surasti. Tai dabar ir pėdinu, nebeatsimindama kas kur. Tai tik norėjau kol kas pasisveikinti su jumis ir pradėti šią dieną. Pamiršau paminėti, kad odontologijos klinikoje buvau dėl estetinių ir kosmetinių procedūrų, kurios Lietuvoje yra gerokai pigesnės negu pas mus Amerikoje. Tad nepraleidau progos ir nukeliavau pasikonsultuoti. O tada galiausiai užsukau pavalgyti, užsukau į Reb House, kur pasiėmiau vištienos kebabą, kuris buvo šiek tiek sausokas, bet nieko tokio. Tai taip greitai diena ir prabėga, jau dabar yra 6 valandos, o dieve. Visą dieną atrodo ant kojų, aišku, mano pačios buvo pasirinkimas truputėlį daugiau pavaikščioti. Šiandienos toks mini kol kas apibendrinimas. Teigiamas, biškutį oras galėtų būti šiltesnis ir saulytas pašviet, bet nieko tokio. Tai apsilankiau porą į klinikų, truputėlį kaip jokios Adomui sumaišė protelį, bet nieko tokio, apsisprendžiau, viskas gerai. Atrodo, tiek daug reikėjo visko padaryti ir dariau, ir ten paštą reikėjo užeiti. Ir dar, kad toks dalykas buvo, kad net pavalgiau ryte ir po to dabar 5 valandą tik užkandau. Tai yra aš savam stiliuke kebabėlių. Čia aš apsistojus pas Adomo tėvų, užsuksiu truputėlį namo, eisiu svečius pas jums tikriausiai jau žinoma, kas mane žiūrit ne pirmą kartą, savo draugus Eglę ir Dolę. Gal dar ten truputėlį, tiesiog norėjau
pasakyti, kad atrodo tiek daug visko veikiau, bet kartu ir nieko, ir atrodo taip norėjau nufilmuoti, bet kartu ir taip atrodo, su vienu dar suskambiniu, su kitu žodžiu, tokia balaganinė bėgimo diena. Smagu, man visai patinka tokios dienos. Pakomentuokit, tai jums patinka tokios pilnos veiksmo dienos. Taip greitai dienas ir tirpsti jau atrodo, šiandien ketvirtadienis, ryt penktadienis ir viskas, ir jau visa kelionė baigsis. Man jau, aš jau pirmadienį nebeskaitau, nes prasideda kelionė vėl į Bostoną. Tai susitiksim tikriausiai vėliau. Oi, kur mes esam? Čia jau mano vlogo žvaigždės. Vilnius. Trūksta linkėjimai Adomui. Adomai, aš už tave. O, Eglė. Ei, Nu, cheers. Ui. Taigi šiame vloge tiek. Ačiū, kad žiūrėjote ir tikiuosi pamatyti jūs antroje vlogo dalyje. Iki.